Strap tight, the parachute. Wind bites, we navigate. Stars bright, no way to lose. Chase thrill, accelerate. Rush, rush, adrenaline. Jump, jump, feel the spin. Fly high, touch the wind. Bass jump, we begin. Sveikuoliai jaunuoliai, čia Martynas Šnioka ir paruošiau jums dar vieną nuotykių kupiną filmuką iš Austrijos kalnų žiemą. Visa video medžiaga yra iš mano archyvo, tai iš 2021 metų. Į svečius mane pasikvietė geras mano draugas Marius Čiuta ir tik man atvažiavus sako, klausyk, sugalvojau mums įdomų nuotykį, ko dar nesidaręs. Žygiuosim su splitboardsais ir lipsim į kalną, eisim pažiūrėti įdomios užtvankos. Pirmą kartą susipažinau ir sužinau, kas yra splitboardsas. Tai yra snieglentė, kuri pasidalina į dvi dalis ir tampa slidėmis skirtomis lipti į kalną sniegu, uždedant specialias tokias kaip skinsus, tokias medžiagas iš kitos pusės, tam, kad neslystum atgal. Kaip matot, sniego priversta nežmoniškai, tai paprastai einant, paprastais batais čia būtų be šansų praeiti, nes sniego iki kelių ir dar daugiau tikriausiai. Tai išėjau lyg į paprastą pasivaikščiojimą po kalnus, nepasiėmęs nei užkandžių, nei vandens. Taip, toks jaunuolis, naivuolis buvau. Ir šitas visas žygis pirmyn atgal mums truko apie 5 valandas ir tikrai buvo sunku, ypač kai reikėjo į stačiausias dalis kaip tokias lipti, kopti, kabintis lasdom ir kažkaip užsikapanoti. Pasiekę užtvanką, keliaujam iki jos vidurio, kur bus patogiausia šokti, tik noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad viską atliksi su snowboardo dideliais masyviais sunkiais batais. Easy, mes palauksim per kraštą. Tai lipti ir palauk, kol visi pakils. Tai tu gali perlipti ten, pasistoti, visai patogu, žinok, bus laukti. I will give the countdown from 5, Simon, okay? Okay. Tai ką tu nori, kad aš dabar? O tu pagal mano countdowną šoksi? A, svirtu. Nuo 5, 5, 4, 3, 2, 1, go, okay? Gerai. Okay, guys, ready? We are ready. 5, 4, 3, 2, 1, see ya! Ganėtinai neįprasta šokti palei kažkieno kito skaičiavimą, ne savo. Ir tai buvo tikriausiai pirmas kartas, kai tai dariau. Ir tik atsispyręs po sekundės kitos, iš karto griebiu už medūzos ir ištraukiu savo parašiutą, išsiskleidžiu ir turiu dar pakankamai nemažai aukščio. Nusprendžiu suktis per kairę link užtvankos ir ieškau, kur čia nusileisti. Nusileidimo aikštelė ganėtinai ankšta, tad leidžiuosi darydamas dar posūkį ir tik nusileidęs turėčiau dar dėti porą žingsnių pabėgti, bet negaliu dėl gilaus sniego ir parašiutas užkrenta ant manęs. Ganėtinai nesunkiai išsipainioju iš savo to parašiuto, viską susirenku, susidedu į didelę kuprinę, kurią nešiausi su savimi ir bandau kapanotis nuo nusileidimo aikštelės, pasitraukti, duoti vietos Mariui, bet nėra lengva, kai sniego iki kelių ir dar su snieglenčių batais reikia per jį kapanotis. Na, o smagiausias dalis, jog grįžti atgal pėsčiomis nereikės, savo splitboardsus sujungiam, iš tų slidžių padarom vėl snieglentės ir galim savo smagiai leistis nuo kalno visą tą kelią, kiek lipam iki tos užtvankos. Žinoma, pagražinčiau istoriją, sakydamas, kad iki pat galo nusileidom su tom snieglentėm, ne kartą reikėjo nulipti nuo lentų ir pasinešti, nes buvo daug plokščių vietų, visgi ne trasa leidžiamės, bet toks nusileidimas daug smagesnis. Na, o po tokios ekspedicijos kažkaip turim atsigaivinti ir atsigauti. Tai vienas iš būdų, manau, yra įlysti į šaltą ledinį vandenėlį. Kas gali būti geriau raumenukams, negu juos šitiek atšaldyti, pamažinti uždegimą atsiradusi raumenyse ir šiek tiek grąžinti tonusiuką. Tai susimuku padarėm keletą kvėpavimo pratimų ir lindom į vandenėlį šiek tiek patupėti. O tekantis upės vanduo yra ledinis, netgi šalčiau negu ežere, nes tekantis vanduo negali užšalti ir dėl to upės vanduo yra daug šaltesnis negu ežere esantis žiemą. O tos raumenukus gaivinam nebereikalo, nes kitą rytą turim susimastę rimtą misiją ir keliamės anksti ryte, kad su Mariuku nuvažiuoti į Innsbruko tiltą. Abejoju, ar reikia pasakoti, ką mes čia veikiam ir kas čia bus. Galiu pasakyti tik tiek, jog Innsbruko tiltas yra antras pagal dydį visoje Europoje ir siekia 190 metrų aukštį.
Naudojamės ant tilto esančiais patogumais, perlipę šitą tvorelę, leidžiamės kopėtėlėmis į platformą, kur yra būtent specialiai skirta bungee jumping šuoliams, tai yra šuoliams su guma, kuri ta platforma puikiai tinka ir mūsų šuoliams. Kadangi lipome jau užsidėję parašiutinę įrangą, tai nusileidę į platformą, negaištam laiko, pasitikrinam ar filmuoja kameros ir varom šokt. 2, 1, base, jump! Šokam dviese ir aš darau dvigubą atbulinį salto, arba kitaip vadinamą geinerį. O Marius šoka paskui mane ir nufilmuoja puikų kadrą. Dėl netobulos kūno pozicijos skleidimosi metu parašiutas įsiskleidžia susisukęs, gaunu line twistą, bet labai greit jį išsprendžiu, dar turiu pakankamai aukščio, pasitaisau parašiuto skridimo kryptį, nusitaikau į didžiulę nusileidimo aikštelę. Tai kaip mato, tikrai turiu daug laiko po kupolu ir savo švariai gražiai nusileidžiu į vidurį lauko. Kadangi Marius skleidėsi dar anksčiau negu aš, tai jisai dar aukščiau skraido ir dar daugiau praleidžia laiko po kupolu. Tik nusileidęs iš karto prisitvirtinau vairus į jų vietą ir stebiu, kaip leidžiasi Mariukas. Žinoma, sumušam 5 už puikų šuolį su draugeliu ir varom namolio, greit bėgam iš teritorijos pakuoti parašiutų. Base jumpo parašiutas yra pakuojamas gerokai ilgiau negu standartinis parašiutas, su kuriuo šokinėjom iš lėktuvų. Kai tik pradėjau šokinėti, parašiuto pakavimas trukdavo apie 45 minutės, kai tuo tarpu dabar jau esu įgudęs ir galiu supakuoti parašiutą per 15-20 minučių. Šitoje kelionėje tikrai labai smagiai praleidau laiką, ne tik šokinėdamas parašiutais ir snowboardindamas, bet su draugais ir tokią pramogą atradom. Pasivažinėjimas rogutėmis tapo tikrai azartišku ir smagiu nuotykiu. Ei, beje, pasubscribinkit mano kanalą, noriu, kad šitą mano turinį pamatytų kuo daugiau žmonių ir pasimėgautų tais nuotykiais. Na, o vyšnaitė visos šitos kelionės buvo skrydis su parasparniu tandemu. Susėdome į tandemus su draugais ir pakilome, taip įsibėgėdami, bėgdami ir pakeldami parasparnius. Visas raktas, kad kai parasparnis pradeda kilt, jį norime išlaikyti virš savo galvų, o tam padaryti reikia skusti kojom kiek įmanoma, tuo pačiu šiek tiek kyli viršų, tai toks atrodo, kad net orų šiek tiek bėgi, bet svarbiausia nesustot, pagauti greičio ir taip atsiplėšiam nuo žemės. O parasparnių praskristi kalnuose, tai tikriausiai nieko nėra geriau, nes pas mus lietuvėliai tai reikia motoro ar kažkokas užtemptų tą parasparnį, o kalnuose tiesiog nuo trasos, va tai paprasčiausios slidininkų trasos įsibėgėjęs gali pakilti ir skristi slėnį, ką mes ir darom. Žinoma, aš parašiutą užsidėjęs ne dėl to, jog nepasitikėčiau piloto ar bijočiau aukščio, bet ruošiuosi naujam nuotykiui. Su intencija skrendam į slėnį, kad gautumėm kuo daugiau aukščio, nes parasparnis tom ir žavus, priešingai negu parašiutas, leisdamasis ir skrisdamas į priekį nebūtinai praranda aukščio, o gali net šiek tiek ir pakilti, jeigu pagauni termikus, tai yra šilto oro sroves, taip galim kilti aukštyn arba tiesiog laikytis tam pačiame aukštyje. Štai tokiais nuostabiais vaizdais stebina ir džiugina Austrijos kalnai, o kai atskrendam prie slėnio ir esam pasiruošę, duodu draugui signalą, ženklą ir stebiu jį besiverčiantį iš parasparnio ir darau tą patį. Verčiuosi per priekį, tad padarau priekinį salto ir stabilizavęsis skrendu ant pilvo, stebiu žemę, neturiu aukštimočio, tad nežinau savo aukščio ir parašiutas sklydžiu tada, kada pasidaro tikrai baisu. Tik mano nelaimiai išskleidęs parašiutas susisuka ir turiu atpainioti stropas, norėdamas valdyti savo kupolą, bet kadangi esu laisvoje oro erdvėje, toli nuo kalno, saugiai, turiu tam laiko ir atsisukęs galiu pasimėgauti nusileidimu ir pasimėgauti šitu paskutiniu savo šios kelionės skrydžiu. Ačiū, kad žiūrėjote, kad kartu keliavote, o mano nuotykius galite sekti taip pat Instagrame bei TikTok'e.